Viena pirmųjų Alytuje įsteigtų mokyklų, Dzūkijos mokykla, dabar jau mini 106 metus ir kalbiname direktorę Viliją Sušinskienę, kuri jau 15 metų vadovauja šiai ypatingai frankofoniškai, nuolat augančiai, kvalifikaciją keliančiai, projektuose dalyvaujančiai mokyklai. Gerbiama Vilija, 15 metų, jeigu prisiminus tą pirmąją dieną, su jaudoliuku tikėtina įžengėt į šį kabinetą ir kokiegi buvo tie metai? Oi, kaip jie greitai prabėgo, aš labai puikiai atsimenu, kai jūs atėjote ir ėmėte interviu tą pirmąją dieną, kai aš atėjau dirbti koridoriuje. Ir 15 metų, net tikrai labai greitai ir daug, ir kaip viena diena. Iš tikrųjų, kai mėgsti savo darbą, jautiesi savo vietoje, nepastebi to laiko bėgimo, kai, tikrai jis prabėgo gana greitai, bet buvo labai įdomus metai, kūrybingi, kartu su mokytojais, pavaduotojų komanda mes tikrai sukūrėme puikią mokyklą, galiu didžiuotis tokią mokyklą ir daugelis mokytojų didžiuojasi ir mokiniai didžiuojasi savo mokyklą. Mūsų mokykla yra šiuolaikiškesnė. Yra priešmokyklinė klasė, pradinė klasė. Ir visiškai, kaip gali čia skleistis taip savo norais, gali tarti su administracija, turi idėjų, gali ateiti taip pat ir į mokinių tarybą ir augti taip, geriau gyventi mokykloje. Iš tikrųjų yra gerai tos telefonus kaip ir atimti, nes anksčiau būdavo, ateini ten mažesni prie telefonų, vien sėdi ir taip toliau. O dabar tai vos ne visi į lauką išeina, mėtosi sniegu, fainas tiesiog vaizdas. Ar pasilgsite savo mokyklos? Manyčiau, kad tikrai taip, nes tie geriausi tokie metai brendimo, kaip susirandi daugiau draugų, taip skleidiesi, atrodo, tai čia geriausias pasirinkimas. Tai aš kaip šitoje mokykloje 9 jau metus, tai iš tikrųjų labai pasilgsiu. Tai yra stipri mokykla, didelį dėmesį skirianti ir akademiniams gebėjimams, ir išsaugojusi tradicijas, ypač prancūzų kalbos mokymą. Iš tikrųjų, kai mokykla keitėsi iš vidurinės ir net pagrindinės mokyklos, tapome progimnazijos tipo mokykla, mokiniai pas mus iki 8 klasės, išlaikyti ir kokybišką prancūzų kalbos mokymą, ir dar tą kai kurių dalykų prancūzų kalbą mokymą. Tai buvo iššūkis, bet mums pavyko. Ir galiu sakyti, kad mūsų mokytojai jaučiasi tikrai gana saugiai mokydami, nes turi įrankių, turi metodų, žino, kaip perteikti žinias, tiesiog tas toks didelis pasitikėjimas, ir tą pasitikėjimą savimi mokytojams dar sustiprina jų išvykos kelionės į užsienį, kai išvažiuoja į stažuotės ir susitinka su kitų šalių mokytojais ir pamato, kad jie viską puikiai žino. Nei kiek neblogesni už bet kokios Europos šalies pedagogus, išmano metodiką, moka užsienio kalbas. Tiesiog toks supratimas, kad Lietuvoje dirba tikrai puikūs, stiprus mokytojai. Oi, mokykla yra ypatinga tuo, kad mes kartais darom stebuklus, žinokit. Ir man visą laiką mūsų mokykla yra vienas iš stebuklų, kad nebuvo jokių ministerijų nurodymų, rekomendacijų, o mes jau telefonų nenaudojom. Ir jau mums čia kaip įprasta, ir man čia toks yra stebuklas mokykloje. Labai kovojom, pavyzdžiui, su ėjimu į IKES parduotuvę. Kalbėjom, nebeinam į IKES parduotuvę. Tai yra tobula. Ir vaikai, aš manau, džiaugiasi tuo, kad yra šitoj mokykloje, jie jaučiasi laimingi. Kartais ir tėveliai ateina pas mus ir kalbam, biški gal su mokslu negerai, bet jis laimingas. Tai tą laimingo filosofiją iš tikrųjų mes labai palaikom, kad vaikas jaustųsi saugus. O su to saugumu ateina paskui ir visi kiti gebėjimai, noras mokytis, kažko siekti. Labai džiaugiamės tom programom, kurias turim, pavyzdžiui, inžinerinio ugdymo programą, kurią gvildenam, nes suprantam, kaip tiksliųjų mokslo atstovų reikalinga, pasaulį šaukia šitų specialybių. Prancūzų kalba mūsų sena tradicija yra, išlieka ir mes ją puoselėjam, pritraukiam vaikų ir džiaugiamės, kad mokiniai mokinasi prancūzų kalbą. Tai yra, turim ir užsienietį prancūzą, kuris mokina mus prancūziškai kalbėti, tai yra didžiulis džiaugsmas. Ir vaikai tiesiog, mokytojų netrūksta,
kai šiais laikais yra labai svarbi tema. Turim gerų specialistų, aukštos kvalifikacijos, ta bendrystė yra tarp mokytojų ir mokinių, tai turbūt tuo mes ir galim didžiuoti šitoj mokyklai. Koks jūsų stilius tas vadovavimo? Kaip sakoma, jeigu myli, jeigu rūpi, turi būti ir griežtas, bet vaikai ir žmonės turi matyti, kad tau rūpi, kad tau, mano va toks stilius. Reiklumas, bet kartu su dėmesingumu ir supratingumu. Tai nes vaikams reikia griežtumo ir jie nori to griežtumo. Pasąmonėje tikrai visi nori, kad būtų sudėta, ta tvarka būtų, kad jiems padėtų mokytis, kad siekti ir vėliau, anksčiau ir vėliau visi tai įvertina. Tai mano toks būdas tai gerietiškas, bet aš savyje suprantu, kad vadovas negali būti visai geras, tu turi būti reiklus ir griežtas ir vesti ir parodyti kelią, kur einame, kryptį parodyti, tiesiog kviesti visus ir tiek darbuotojus, tiek mokinius kažko naujo išmokti. Na, vat, taip. Kiek svarbi komanda? Direktoriui? Labai. Direktorius nieko vienas nepadarytų be komandos, neturintis stiprių mokytojų, tai tiesiog neįmanoma pasiekti tai, ką mes esam dabar pasiekę. Ir pažangos lygmenį iš tikrųjų pas mus atvyksta net iš kitų Europos šalių mokytojai ir mokyklų vadovai stebėti, kaip mes visą tą įgyvendinam. Ir tą tokią gerovę mokykloje, kaip kūrėm, santykį, tą bendrystę. Tai be komandos to neįmanoma padaryti. Mokyklai iš tiesų sekasi labai gerai. Mes labai didelį dėmesį skiriam prieš mokykliniam pradiniam ugdymui, nes matom, kad šitas amžiaus tarpsnis yra pats svarbiausias ugdyme. Ir kuriam tokias aplinkas, kad vaikai ugdytųsi ne tik savo akademinės žinias, bet ir smalsumą, kūrybiškumą, bendravimą, bendradarbiavimą, įgytų socialinių įgūdžių. Ir tos mūsų erdvės yra ne tik tai pradinio ugdymo korpuse, bet vaikai gali naudotis ir mokyklos biblioteka, specialiai pradinukams įkurta kompiuterių klase, kurioje yra 26 darbo vietos, sporto sale, šokių sale, muzikos kabinetu. Į lauką išėję gali ugdomasis veiklas mokytojai pravesti ir kupolę, ir aplink jį išsidėsčiusiose erdvėse. Ugdymas vykdomas, kaip jau supratote, ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Ir vaikai ir ne tik mokosi, bet ir smagiai leidžia pas mus laisvalaikį. Tų iššūkių, žinokit, beveik kasdien būna didelių paskutiniu metu. Ir aišku, jūs kažkada kalbėjomės, ir gaisras buvo mokykloje, ir buvo grasinimai susprogdinti, kai mes evakavomės, visi išėjo. Tikrai, buvo ir nemalonių dalykų, ir kažkokių galbūt intrigų būna. Būna ir tėvų skundai kažkokie, kartais jie pasiteisina, kartais nepasiteisina, įvairių dalykų. Iš tų sunkių dalykų reikia mokytis, reikia tiesiog priimti, pasimokyti, kaip reaguoti, kaip išvengti, jeigu įmanoma išvengti. Bet mano diena prasideda tai dažniausiai apeinant mokyklą, pasitinkant vaikus, mokytojus, tėvus. Ir mėgstu apeiti mokyklą, kai jau visi sueina į klases, apeini, apžiūri ir tada jau einu prie savo kasdieninių darbų. Ar lengviau susitarti, susikalbėti su mokiniais ar su jų tėvais? Su mokiniais man tikrai nėra sunku. Aš, kadangi vaikus ir mokinius be galo myliu, tikrai nebijau to žodžio, aš tą jaučiu, tą tokį ryšį su kiekvienu vaiku. Ir su vaikais man nėra taip sunku susitarti, aišku, ne visada, kaip su tėvais, irgi nėra sunku, kai kalbiesi, kai tėvai supranta, kad tu linki geranoriškumą. Nuoširdžiai, geranoriškai kalbant su tėvais, tik tėvam, kai kuriem yra sunkiau išlikti reikliems. Išlikti reikliems vaikams, tam tikros ribas nubrėžti, o vaikam to reikia. Nes
dabartiniam vaikam gyventi yra labai labai sudėtinga, labai daug pagundų, labai daug informacijos, labai daug spaudimo iš išorės, atitikti kažkokius influencerius, kažkokius bendramžius. Ir kai vaikas neturi ribų, kai tėvai nenustato, jis neranda savęs, jis blaškosi, išsitaško ir jam yra labai sudėtinga. Ir ne visiems tėvam pavyksta tą suprasti. Todėl mes jau ir pernai pradėjom daryti ir šiais metais, po naujų metų vėl tęsiam, vedam tokius mokymus vaikam, kviečiam tokią labai stiprią psichologę, vaikam veda užsiėmimus ir po to tėvams. Mums labai pasisekė, kad per COVID šią mokyklą renovavo, atliko kapitalinį remontą, mato dabar šviesi, labai graži, jauki. Ir kaip bebūtų, aplinka vis tiek įtakoja ir tą elgesį, ir mokymas, norą mokytis. Ir kai mes grįžom po COVID į atnaujintą mokyklą ir išpuoselėtas erdves, mums rūpėjo, ką mes toliau darom su ugdymu, kaip jisai irgi turi kažkuo pasikeisti, kažko naujo. Tai tikrai ir mokytojai metodų, ir bendradarbiavimo metodų, ir pamokos kitose erdvėse. Ir tokias, per seniausiai dabar jau gal 3 metai, nuolatinio tobulinimosi metodika, kai vaikus mokom kelti klausimus, kelti savo tikslus. Vaikai savo išsikeli tokį savarankiško savivaldaus mokymosi metodiką, kur padės jie ateityje gyvenimui. Duoti vaikams kažko dar daugiau. Ir matot, kai mes jau duodam, kai skaičiau 8-okų mintis, jie tą dar supranta. Jie supranta, kaip galėtų būti dar geriau, dar daugiau.